Morkų fetučinė su omarų uodegėlėmis ir midijomis. Smulkintuvu susmulkinkite morkas su aliejumi. Tada dubenėlyje išmaišykite miltus, kiaušinius, morkas, druską ir pipirus. Paruoštą tešlą valandą įdėkite į šaldytuvą. Vėliau iš jos paruoškite makaronus. Juos pasūdytame vandenyje pavirkite 4-5 minutės. Lėkštėje fetučinį makaronus pagardinkite smulkintais trumais. Iš geldelių išimtas midijas ir omaro uodegėles sudėkite į dubenį. Apšlakstykite citrinos sultimis. Alyvuogių aliejumi pabarstykite druska bei pipirais ir palikite 30 minučių marinuotis. Česnaką 3 minutės pakepinkite svieste. Tuomet įdėkite supjaustytas morkas, įpilkite vyno ir troškinkite. Vėliau sudėkite omaro uodegėles. Moliuskus įpilkite grietinėlės ir kaitinkite, kol jie sutirštės. Midijų geldeles sudėkite į kepimo skardą. Į jas įdėkite midijų mėsą ir troškintas morkas su grietinėle. Kepkite 180 laipsnių orkaitėje apie 10 minučių. Padažui jums reikės balto vyno, kiaušinio trynių, prieskoninių žolelių ir svogūno. Kaitindami ant silpnos ugnies padažą plakite šluotele 3-4 minutės. Tuomet pagardinkite druska, pipirais ir cukrumi.